Oxygen Easy greičio reguliavimas. Ant pultelio turime pirmą, antrą ir trečią greičius. Jos galime reguliuoti programėlėje. Tai atsidarome programėlę. Atsidarome savo rekuperatorių. Tada turime 3 greičius. Logiškai kaip tenai buvo, tai yra minimalus, normalus, intensyvus. Ir jų procentinį galingumą galime reguliuoti nuėję į pagrindinį meniu. Tada pasirinkę prietaisų parametrai. Atsidarę vartotojų meniu. Vartotojų režimai. Ir turime tos pačius minimalų, normalų, intensyvų. Ir kiekvieną jį atskirai atsidarius. Galime jų procentinius galingumus koreguoti pagal norimą. Tarkim, pirmas greitis būtų 40. Išsisaugom. Tarkim, antrą greitį norime prabalansuoti ir mums reikia tiekiamo oro 5 procentais daugiau. Tada išsisaugom. Ir mums dažniausiai naudojamas trečias greitis yra, tarkim, per silpnas. Norim pasidaryti 90%, tai galimas tiesiog koregavimas skaičių, net įspaudinėjimas. Pasidarome 90. Ir šitoje vietoje taipogi 90. Išsaugom. Ir išsaugojus dabar turime tokius greičius. Tai grįžus į pagrindinį meniu. Spaudus ant greičių, dabar turėsime ant minimalaus 40, normalus balansuotas tai bus 50-55 procentai ir intensyvus būtų 90 procentų galingumas.